Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti tema, kad tu turi būti nesavanaudiškas žmogus, kad pasiektum savanaudiško tikslo. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau dėkingas, jei parašytum naujas arba nauja, norėčiau pasakyti tau labas ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video. Arba gali tiesiog užtaginti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, turi būti nesavanaudiškas žmogus, kad pasiektum savanaudiško tikslo. Kaip tai? Na, iš tikrųjų labai paprastai. Zig Ziglar, amžinatelis, sakydavo, jeigu padėsi pakankamai žmonių gauti tai, ko jie nori, tu gausi viską, ko tu nori. Taip? Ir nors ir tai skamba labai gražiai, ką tai iš tikrųjų reiškia. Taip? Bet tai reiškia paprasčiausią dalyką. Sakykime, tu turi tikslą uždirbti tam tikrą sumą pinigų, nusipirkti tam tikrą namą, tam tikrą automobilį, keliauti po pasaulį ar panašiai. Dažniausiai visiems tiem dalykam reikia ko? Pinigų. Taip reiškia, visiems tiem tikslam realizuoti reikės tikriausiai pinigų. O kur yra tie pinigai? Kur yra pinigai, kuriuos tu nori uždirbti? Tie pinigai šiuo metu yra kitų žmonių banko sąskaitose. Taip? Reiškia, jeigu tu nori gauti tos pinigus legaliai, tada tu turėsi tiem žmonėms suteikti kažkokią tai paslaugą, išspręsti kažkokią tai problemą, pagerinti kažkokiu būdu jų gyvenimą, kad jie norėtų tau tos pinigus sumokėti, taip, arba pervesti juos į tavo banko sąskaitą, arba atsiskaityti tavo elektroniniai parduotuvai, taip. Reiškia, tu gali turėti savanaudišką tikslą, taip, tavo tikslai neturi būti, aš noriu išgelbėti banginius pasaulyje, ir aš noriu atidaryti 16 vaikų namų, ir aš noriu, jeigu tu turi tokius tikslus, irgi gerai, taip, bet nėra nieko blogo tau turėti savanaudišką tikslą, taip. Reiškia, aš noriu namą nusipirkti, ar aš noriu automobilį įsigyti, ar aš noriu į tą šalį nukeliauti, ar aš noriu tiek sutaupyti, tiek investuoti ar panašiai. Viskas tvarkoja. Bet tavo tikslas, turi suprasti, jisai nemotyvuos kitų žmonių. Tavo tikslas, savanaudiškas tikslas motyvuos tave. Žinai, kas motyvuos kitus žmonės, kai tu jiems duosi naudos. Reiškia, tavo koncentracija turėtų būti, norint pasiekti tą savanaudišką tikslą, tapti nesavanaudišku žmogumi. Reiškia, padėti kuo didesniam kiekiu žmonių. Tad kaip tu realiai tai gali padaryti praktiškai? Visų pirma, ką tu gali duoti žmonėm nemokamai, kas žmonėm bus naudinga. Taip, galbūt vėlgi, jeigu eina kalba apie socialinę mediją, patarimai, informacija ir panašiai. Jeigu gyvi susitikimai, galbūt kažkokios konsultacijos, galbūt kažkokios tai paskaitėlės, pamokėlės ir panašiai. Žodžiu, kaip tu gali žmonėm nemokamai duoti vertės visų pirma. Taip, nes kol žmogus norės sumokėti tau už kažką, pirmiausia, jis turi pamatyti, kad tu esi pasiruošus arba pasiruošęs jam padėti. Taip, reiškia, tu esi nesavanaudiškai nusiteikusi arba nusiteikęs. Ir kai tu duodi tos naudos nemokamai, žmonės tada pradės tavimi pasitikėti. Taip, žmonės pradės būtent tavęs klausyti. Ir tada, kai jie jau pasitikė tavimi, kai tu parekomenduoji savo produktą arba verslo galimybę, didesnis šansas, kad jie norės įsigyti. Tas pats ir asmeniškai bendraujant. Taip, mes galime iš karto žmogui pasiūlyti, gal nori pirkti mano produktą, gal nori prisijungti prie mano verslo galimybės. Taip, bet kokiu atveju mes galime bendrauti su žmonėmis. Taip, ar tu iš karto pasiūlyi, ar pasiūlysi vėliau, tu gali bendrauti su tuo žmogumi ir užmegzti ryšį su tuo žmogumi. Taip, sužinoti, kur pas tą žmogų yra problemas, sužinoti, kokie pas tą žmogų yra poreikiai, kokie to žmogaus tikslai ir kaip tu galbūt galėtum prisidėti prie to žmogaus gerovės, kaip tu galėtum tam žmogui padėti. Ir kartais tu galbūt padėsi žmogui visiškai ne apie tai, apie ką tu galvoji, kad reikės jam pagalbos, taip, bet tu bendraujant su tuo žmogumi sužinosi, tas žmogus turi tokį klausimą, tam žmogui reikia tokios pagalbos ar panašiai. Ir nors ir tu padėsi galbūt visai kitą temą, tas žmogus paskiau labiau pasitikės tavimi, išgirsti apie tavo produkto temą ar panašiai. Taip, dėl to mes natūraliai esame taip sutverti, kad mūsų noras yra išgyventi. Taip, kai sako, pas visus pirštai lenkti į save. Ir mes visi norim savo gėrio, mes norim savo uždirbti, mes norim savo gauti ar panašiai. Bet tu vos neturi eiti priešingai prieš tavo natūralų instinktą ir stengtis duoti. Taip, kai sako, geriausia daugyba yra dalyba. Vėlgi, graži frazė, bet ką po velnių tai reiškia? Tai reiškia, jeigu tu nori padauginti savo turtą, turi dalintis kažkuo. Taip, reiškia, dalintis idėjomis, dalintis patarimais, dalintis paslaugomis, dalintis naudingą informaciją, dalintis pagalbą. Taip, reiškia, kuo daugiau tu duodi, tuo daugiau tau atgal sugrįžta. Karma. Taip, reiškia, viskas yra davimo ir gavimo dėsnė. Taip, jeigu tu darai blogus dalykus, tau grįžta blogi dalykai. Jeigu tu darai gerus dalykus, tau grįžta geri dalykai. Ar neįvyksta blogų dalykų geriems žmonėms?
Kartais įvyksta. Bet kur kas dažniau geriems žmonėms įvyks geri dalykai, negu blogiems žmonėms įvyks geri dalykai. Statistiškai gali įsitikinti. Taip? Tai reiškia, tavo tikslas yra būtent, kai mes pradedam ypač dirbti versle, tinklio marketingo versle, socialiniai medijai, instinktas yra parduot, taip, siūlyt. Taip? Bet jeigu vien tik tai darome, tada gaunasi, mes turime savanaudišką tikslą ir bandom savanaudiškai prašyti iš karto iš žmonių pinigų. Taip? O mes ką turėtume daryti, tai nesavanaudiškai pirmiausia duoti naudos, o tada mes gausime. Taip? Ir tai gali būti asmeninis skambutis, kažkokia tai konsultacija, kažkokia tai patarimai, tai gali būti postai, tai gali būti video, tai gali būti live transliacijos. Ir viskas, ką mes darome, realiai gali duoti žmonėms vertės. Taip? Bet kuo tu daugiau padėsi kitiem ir susikoncentruosi į tai, ne kaip aš galėčiau parduoti jam arba jai, kaip aš galėčiau padėti jam arba jai. Ne kaip aš galėčiau jį arba ją pasirašyti komandą, bet kaip aš galėčiau jam arba jai padėti. Taip? Ir jeigu tu nori vienu žingsneliu paeiti toliau, tai padėk net ir tiem, kurie nepirko iš tavęs. Padėk net ir tiem, kurie neprisijungia prie tavo komandos. Tada tau visata taps tokia skolinga, kad jinai negalės likti skolinga ir jinai stengsis tau kitais būdais atlyginti ir stengsis tau suteikti kitas galimybės ir panašiai, nes tu tiek daug užsidirbai to socialinio kredito, taip, nes padėjai tokiam dideliam kiekiu žmonių. Pagalvok, jeigu visą tai skamba, čia per daug gražu, kad būtų tiesa. Pagalvok, ar tu neturi tokių žmonių savo gyvenime, kurie visą laiką padeda visiems kitiems žmonėms. Ir ar tiem žmonėms nesiseka gyvenime? Ar tiem žmonėm paskiau nesugrįžta pagalba iš kitų žmonių? Aš pažįstu keletą tokių žmonių, kurie visą laiką visiems padės, kurie visą laiką visiems pagelbės visose gyvenimo sferose ir panašiai. Ir tie žmonės dažniausiai nepaprastai sėkmingi. Tie žmonės nepaprastai turtingi. Tiem žmonėm visi pasiruošę padėti. Dėl ko? Dėl to, kad jie visiems kitiems padėjo. Dėl to, kad jie visiems kitiems atsidėkojo. Dėl to dažnai mes matom, kai toks žmogus ateina į tinklio marketingo verslą, bam, jo verslas labai greit užauga. Ir mes sakom, neteisinga, aš jau 2 metai, o jinai per kelis mėnesius pasiekė aukštesnį rezultatą. Kodėl? Dėl to, kad tas žmogus statė savo tinklio marketingo verslą paskutinius 40 metų. Tik tai jisai dar nebuvo prisijungęs prie kompanijos. Bet jisai kūrė savo tinklą. Jisai padėjo kitiems žmonėms, jisai rūpinosi kitais žmonėms. Ir kai toks žmogus prisijungia prie tinklio marketingo verslo, visi yra pasiruošę jam padėti, visi yra pasiruošę jam atsidėkoti, visi yra pasiruošę prisijungti prie jo komandos ar tapti jo klientu, nes tas žmogus tiek gero jiem padarė. Taip? Tapk tuo žmogumi, kuris užsidirba tą socialinį kapitalą, kuris duoda pirmiausia prieš prašydamas kažko gauti ir tau ateis su kaupu. Pamatysi. Jeigu norėtum daugiau išmokti, būtent apie saviugdą, asmeninį tobulėjimą, apie traukos dėsnį ir tokias idėjas, kviečiame tave į patyriminę stovyklą Šiaurės Kipre. Jeigu norėtum praleisti savaitę su manimi, mano žmona Rita ir grupelė, būtent motyvuotų, tikslo siekiančių, ambicingų žmonių, kurie yra laisvai mąstantis, kurie auga, tobulėja, save atranda, tada kviečiame tave į šią patyriminę stovyklą. Spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir pasimatysime jau šiam retritui skirtoje grupėje. Ačiū, kad žiūrėjai, geros dienos ir iki greito. Čiau, viso, iki.